Sveiki visi. Nu ką, baigęs mano pasivažinėjimai, sugadinau Range Roverį, nereik norėti stebuklo. Nemažai kilometrų su juo pravažiavau, nes važiuojau ne tik po pasivažinėjimus po Bekelę, bet ir kasdieną naudoju važinėti darbą, vežioti vaikus visur, kur reikia dar kur nors paliekti, tai prasukau nemažai kilometrų, kokį porą, trejetą tūkstančių. Ir subirėjo mano Range Roveris, pradėjo labai smarkiai leisti tepalą. Einam parodysiu, kur leidžiam. Kad pamatyt problemą, reikės palyst po mašiną. O problema yra čia. Paskirstymo dėžė, transfer case. Leidžia tepalą ir sakyčiau neblogai leidžia. Čia prastovėjo valandėlę ir jau balutę turim. Tai pro riebokšlį tepalas bėga ganėtinai sparčiai. Čia būtų priekinis riebokšlis į priekinį kardaną. Bet manau, to pačiu reikėtų pasikeisti ir gal reikia pasikeisti ir galinį riebokšlį. Tas, kur dedasi prie greičio dėžės, šį kartą gal nelysiu. Tai va, tepalo čia pilasi gal kokį litrą. Tai tokiu tempu galima greit viską pamesti. Tai matosi akivaizdžiai, kad tepalo dar yra, bet jis jau greitai eina į pabaigą. Tai nieko nelauksiu. Reikia pasikeisti. O, geras lašas riebus nukrito. Su mašinom, kuris važiuoja greičiau nei 50, reikia pasižymėti kardaną, kad surinktume dėl viso pikto taip pat, kaip buvo. Ką paskui nedrevėtų be reikalo. Na, iš dabar reikia sugalvoti, kaip atsukti tą nesąmonę. Viskas. Panašu, kad kažkas čia laisvas. Dabar reikia tik išsimti. O dabar reikia kažkaip tai atsukti šitą varžtą, kuris dar ir užkaltas savaime, suprantama. Ojojoj. Taigi dabar reikia atsukti šitą flanšo varžtą, flange bolt. Ir aš nežinojau, kokiais dydžio. Ir ieškojau pas save garaže ir turiu kažkokį įrankį, kuris būtų tokio dydžio, bet tikrai nieko panašaus neradau. Išsigandau jau net. Užsirašiau servisą, bet eilėje stoviu dar kokias 5-6 dienas ir galvoju, nu negali būti, kad negaliu atsisukti pats. Ir nuvažiavau tada į senukus, ten aišku nieko panašaus neradau, bet kitoj parduotuvėje depo radau tokį 36 mm 12 dantukų žvaigždutė, kuris puikiai tinka, užsideda ir galima bus atsukti ir išimti šitą flanšą. Ir tada ten viduje rasime riebokšlį, kurį būtinai reikia pakeisti, kuris čia leidžia ir taškos visą tepalą velniop. Labai gerai, dabar reikia išleisti tepalą. Kiek dar ten liko ir galima bus atsukti. Metas išsileisti tepalą. Na gerai. Tada! 36 mm varžtas atsuktas, didžiukis toks. Nu, čia matosi riebokšlis, kurį reikia pakeisti. Aha, reikia sugalvoti, kaip jį čia iškrapštyti. Nebus labai lengva, bet neturėtų būti baisiai sunku. Thank you. 36 mm varžtas atsuktas, didžiukis toks. Nu, čia matosi riebokšlis, kurį reikia pakeisti. Aha, reikia sugalvoti, kaip jį čia iškrapštyti. Nebus labai lengva, bet neturėtų būti baisiai sunku. 36 mm varžtas atsuktas, didžiukis toks. 36 mm
pasiimsiu šitą stabilizavimo svorį, gumą, kas čia, kad galėčiau geriau prieiti prie bokšlio. Įkviečiu lamp. Tada. Gal neatrodė tai blogai baisiai. Bet vis tik reikia keisti. Gerai, dabar čia reikės viską gražiai išsivalyti su švitriniu ir viską surinkti. Oho. Apsioksidavusias dalis nušviečiau, dabar dar nuvalysiu, tai yra nuriebalinsiu. Nežinau, kam tą darau, gal kvapas patinka. Ir bus galima dėti naują riebokšlį. Naujas riebokšlis. Ką? O, Jėzus Marija, kaip visada. Kaip visada. Per mažas. Kaip taip? Taigi atrodė viskas gerai. Nu jo, žiauriai per mažas. Tai žodžiu, Asi labirinete užsisakiau visiškai ne į temą riebokšlį, kuris gerokai per mažas. Ir dabar nėra ką daryti. Porą dienų reikės laukti, kol atvažiuos kiti. Bet kad nebūtų taip nuobodu, tai manau reikės išsiimti šitą galinį diferencialą ir pabandyti pasiekti tokį pat riebokšlį, tai reikia jį bandyti pasiekti. Šitam kardanė šiek tiek daugiau varžtų, bet nieko tokio. Čia va, kaip gerai aptaškė mano paskirstimo dėžės tepalas, visur jau taškės. Labai gerai buvo pradėję leisti. Va kaip čia švarai gražu. Daug gražiau atrodo nei priekinis išėjimas į priekinį diferencialą, bet nėra ko norėčiau, gerokai aukščiau. Tai viso purvyno mažiau gavo tikriausiai. Auč. Nu gerai, dabar reikia kažkaip iškrapštyti. Čia dabar. Tada! Okei. Geras, naujienos varžtas laukia. Dabar tik... Op. Taip. Šitą gumytę būtų gerai jas pakeisti naujas. Aš galvoju, kad čia riebokšlio dalis, bet ne. Dabar laukia riebokšlio iškrapštimas. Po biškutį. Nu ką, ir viskas išardyta. Riebokšliai išimti. Laukiu, kol atkeliaus nauji. Čia dar reikia su švitriniu popieriuku prasibėgti. Pasioksidavusias vietas nušveisti. Nu ką, pagaliau few days later, naujas dublis, nauji riebokšliai ir gero dydžio nauji riebokšliai, kuriuos reikia tiesiog kažkaip tai labai atsargiai dailiai sukalti vidų ir bus galima viską surinkti. Tobula. Reikėjo tik 3 dienas palaukti ir galima tęsti darbus. Nice. Tai va, kai perkat internetu detalės, būkit atsargus. Nes bus kaip man. Nusipirksit ne paskirstimo dėžės riebokšlis, o diferencialo. Tai toks biški, ojojoj, prasileidimas. Nu gerai, dirbam.
Nu ką, abu riebokšliai įdėti. Visai neblogai išėjo įdėti. Įdėti tai tikrai lengviau nei išimti, svarbiausia visą laiką jį išcentruotą laikyti kalimo metu ir viskas bus gerai. Man dėl to visai gerai yra išsisaugoti seną riebokšlį, kad jį uždėjus galima būtų plius minus to lygiai įkalti. Nu gerai, dabar reikia dar pasižiūrėti, ar viskas laikos normaliai ir galima dėti flanšus. Ai, biškį patepkim. Ką lengviau įtmukto. Oba! Galėtų taip laisvai ir nesisukti. Kažkai, užteks ranką priveršti. Reikia biškį tvirčiau prisukti. Užteks, manau užteks. Oba! Gražuolis viduje. Viskas, galim važiuoti. Na, įveržiam. 100 Nm. Kažkas tokio. Ai, tiesiog, takšt. Jeigu nusimsit netyčia šitą balansinį svorį, tai būtinai jį užsidėkite prieš uždėtant kardaną, nes dabar jau baigiu prisukti, bet jomajo, kaip aš pasigailėjau nepagalvojęs anksčiau, kad pirmiau balansinis svoris, tada kardanas. Nu ką, kardanas prisuktas, varžtai priveršti, tas datkės savo vietoj, gal dar reikėtų apsivalyti biškį, bet dabar svarbiausia prisipilti tepalą. 75-90. Važiuojam. O, papa, viskas. 1 litras tepalo subėgo. Gerai, visas litras subėgo. Atėjo metas testuoti. A dar pavažiuoju, a ne. Nu ką, pravažiavau nei daug, nei mažai 500 km. Ir panašu, kad rezultatas visai geras. Čia va galinis kardanas ir iš skirstymo dėžės išeinantis. Riebokšlis nieko neleidžia. Ir dabar žiūrim į priekį. Priekį lygiai taip pat sausa. Fantastika. Labai gerai. Labai gerai. Nieko čia per daug nesimato dabar. Riebokšliai tepalo nebeleidžia, mašina pravažiavo apie 500 km, tai galim galvoti, kad problema išspręsta. Nėra taip sunku tos Range Roveris prižiūrėti, kol kas.
Taip atrodo bent jau. Baisu prisišnekėti. Gerai, šiam kartui tiek. Ate.